Kamuoliukai, lėlės, gėlės, spalvos, tuta ir jos draugė lapė. Neturiu ką veikti. Lapė, mano būdu. Neturiu ką veikti. Labas, kaip smagu, kad atėjai. Aš esu Tuta. Ir man šiandien labai nuobodu. Neturiu ką veikti. Oh. Sugalvojau. Aš galėčiau papiešti. Kaip tik turiu popieriaus lapą ir flomasterių. Pažiūrėk, kiek daug ir kokių įvairių spalvų. Yra geltonas flomasteris, žalias, raudonas flomasteris. Oranžinis, visai kaip lapė. Taip. Robotukui reikia galvos. Paimsiu mėlyną flomasterį ir nupiešiu ilgą stačiakampį. Štai. Gerai. Dabar robotukui reikia akių. O akys bus 2 oranžiniai apskritimai. 1, 2. Nuspalvinsiu. Labai gerai. Toliau reikia lūpų. Lūpos bus būtinai raudona spalva. Pusapskritimis. Robotukui būtinai reikės nupiešti kaklą. Tai padarysiu žaliu flomasteriu ir nupiešiu stačiakampį. Nediduką. Op. Gerai. O liemenį nupiešiu raudonai. Raudonas kvadratas. Mano robotukui reikia rankų. Bet kokią spalvą piešti rankas? Pilkai. Vieną ranką. Ir antrą ranką. Kojos irgi bus pilkos. 2 stačiakampiai kojoms. Taip. Man regis, kad mano robotui reikia kišenės. Ir jį nupiešiu rožinę spalvą. Vieną mažą kvadračiuką. Gerai. Taip. Žinoma, robotui reikia mygtuko, kad jį galėtume įjungti. Tai bus 1 mėlynas taškas. Taip. Žinoma, reikės nupiešti ir mygtuką, kad galėtume robotą išjungti. 1 raudonas taškas. Gerai. Nupiešiu savo robotui rankytes. Taip, kokią spalvą išsirinkti? Geltonos. Geltonos rankytės. 2 trikampėliai. 1, 2. O pėdutes nupiešiu juodu flomasteriu. Tai bus 2 ovalai.
ovalios pėdutės. Taip. Na? Kažko trūksta? Antenų. Žinoma, robotui reikia antenų. Jas nupiešiu rudu flomasteriu. Viena antena ir antra. Na štai, mano robotukas baigtas. Bet jam reikėtų vardo. Lapė? Kokį vardą galėčiau uždėti savo robotukui? Tikrai! Mano robotukas bus Tuto robotas. Ir tu gali nupiešti robotuką. Ate!